žmonės, kurie yra pakankamai toli nuo tos vietos, kur maistas kažkieno rankomis tiesiog yra išmetamas į šiukšlių konteinerį arba kibirą. Man tai nesuvokiami iš tikrųjų, nesuvokiamas toks elgesys. Besibaigiančio galiojimo maisto prekes bandoma išparduoti. Tačiau kas atsitinka su kita maisto prekių grupe, kurią vartoti tinka, tik ji su brokuota pakuote arba maisto prekė šiek tiek pažeista. Kaip skelbia reklama, tokių prekių prekybos centrų salėse nepamatysi. Geriausiai caikutai, geriausias markytės. Geriausios, nes kokybė svarbiausia. Šiandien jums parodysiu, kaip atskirti šviežią ir pagedusi pomidorus. Vaisiams ir daržovėms mes skiriame ypatingą dėmesį. Šviežias pomidoras paprastai būna raudonos spalvos ir tvirtas, jo odelė neįtrūkus. Kai viskas taip šviežia, tai visko ir norisi. Na, o pagedęs Pradėkime tokio nuostabiai gražaus ir gundančiai kvepiančio maisto kelionę. Kelionę nuo jo gabenimo į prekybos centrus iki šiukšliadėžių. Bet tai čia dar nereiškia, kad jisai vidui blogas? Gali būti ir ne, bet jau niekas iš mūsų nenupirks. Viskas. Čia tokių vaisių yra M variantų. O jums negaila? Man? Mano darbas toks. Maisto prekės pasiekia prekybos centrus tiek iš užsienio, tiek iš vietinių gamintojų. Nu, bet, pavyzdžiui, šitą, žiūrėkit, labai geras. Čia, matot, jis jau šlapias ir yra kai kur patrūkinėjęs. Gali būti, aišku, ir gerų prekių. Tonos bananų, apelsinų, vynuogių, salotų lapų, obuolių, kriaušių ir dar daug kitų vaisių ir daržovių išmetama joms vos tik kirtus Lietuvos sieną. Vienu atveju jos jau būna sugedusios, kitu atveju jos gabenant tapo brokuotos ir jų prekybos tinklai tiesiog nepriima. Šios daržovės valgomos ir, kaip įsitikinome, tikrai labai skanios, tačiau prekybų centrų salėse jos neatsiras. Jūsų ekranuose stambus ūkininkas Saulius Dambrauskas. Jo valdose net 900 hektarų įvairiausių daržovių. Štai jo užaugintos kokybiškos, visus standartus atitinkančios bulvės. O čia keliaujančios į didelį kibirą, mažiau atitinkančios ir šiek tiek mažiau kokybiškos. Nu, tai apie kokius 5% užaugintos produkcijos išsandėliuotos, sakysim, šiuo laiku ir mes vis tiek, ją turim išmesti kažkur tai. Tai 5% būtų apie 150 tonų. Bulvių, kurias galima būtų suvalgyti. Skonis iš principo nuo to nesikeičia agurko, jeigu jis yra didesnis, ar ten kreivesnis, ar tiesesnis. Tai mes žiūrim, kad nebūtų, sakykime, kokių spalvos pakeitimų, ar nebūtų odelių pažeidimų, ar nebūtų apskritai ten kažkokios konsistencija, ta pakitusi to vaisiaus ar daržovės. Jų yra reikalavimai, arba dirbi su prekybos centru, arba ne. Tai ir taikomės. Būna kartais, kad ir grįžtam iš prekybų centrų. Kažkas. Nieko nepardavė. Tai taip, mes turim sutartį, nuveža mašina bulvių pakrovę, sakysim, dėl tam tikrų, rado tų defektų daugiau, negu jiem atrodo, kad gali būti. Ir viskas. Šios bulvės skoniu maistinė vertė niekuo nesiskiria nuo tų reklamos vaizdeliams tinkančių bulvių. Po to per šepečius dar nusivalo žemės, kad miestiečiam nedulkėtų ir iš maišelių nebirtų. Ir po to žmonės atlenka vadinamą broką, kur bulvė biskį įtrūkus, įskilus pati per greito augimo, bulvė netgi turi tokią savybę, jinai įtrūk, ten žaizdos nėra, bet tiesiog įdubimas. Jau tokių bulvių prekybos centrai neima. Tas maistas, kuris yra tinkamas vartoti, bet yra brokuotas. Išorė, pakuotė, taip toliau. Labdaros įmonė gali pasiimti tokį maistą? Manau, kad taip. Gali jį pasiimti? Taip.
maisto prekės, kurios nešant, kraunant ar kliento rankomis buvo pažeistos, išimamos iš prekybos salės. Kitą rytą jų jau klientas nebeturi pamatyti. Labdaros organizacijos automobilis apie 7 valandą ryto jau rieda sostinės gatvėmis. Taip kiekvieną rytą savanoriai vyksta į parduotuves prašyti maisto. Prašyti tam, kad jau per pietus maistą būtų galima išdalinti vargstantiems. Parduotuvių uždaruose kiemuose matosi išdėliotas maistas, bet jis skirtas ne labdaros organizacijoms. Vežimuose stovi konteineriuose, ten dėžėse, tai jie stovi tenais ir stovi, tai ką aš jų negaliu imti, aš pasiklausiu, ar duosit ar neduosit, neduodam. Eilinį kartą, kodėl? Eilinis atsakymas, todėl. Vat ir viskas. Išmesti maistą, nežinau, galbūt tai nuskambės labai jau vaizdžiai, bet yra nuodėmė, aš taip manau, kai yra daug badaujančių šeimų ir vaikų, kuriems tas maistas yra galbūt kitą kartą netgi gyvybiškai svarbus. Mūsų šalyje tam tokiam gerumui ar tam tokiam filantropiniam paskatam tiesiog trukdo tokio aršaus konkuravimo ir siekio užsidirbti maksimaliai per trumpiausiai įmanomą laiką tą atmosferą. Šioje svarbioje vietoje stabtelkime. Medžiaga, kurią pavyko nufilmuoti slapta. Vieta, iš kurios neparduotos maisto prekės iškeliaus. Kur iškeliaus, lieka paslaptyje. Bet faktas, kad ne ten, kur teigiama. Tikrai ne labdaros organizacijoms. Tarkime, kurie dar nepasibaigęs jų tinkamumo vartoti terminas, bei praradę tiesiog prekinę išvaizdą, gali būti parduoti arba atiduoti jiems naudoti. Ar gali būti, kad tai yra irgi verslo dalis? Na, verslas, žinote, dirba tam, kad uždirbtų pinigus. Tai tiesiog aš manau, kad jiems tai yra naudinga. Ar negali būti taip, kad tam tikrais atvejais utilizavimo įmonės moka prekybos centram, kad gautų tas atliekas, būtent jie gautų? Ar įmanomas toks dalykas? Negaliu pakomentuoti, ar įmanomas, tikrai žinau, kaip pas mus vyksta. Iš principo mes mokame toms įmonėms, kad jos sutvarkytų mūsų maisto atliekas. Utilizavimo įmonės tai vieta, kur maistas rūšiuojamas, kur atskiriamos pakuotės, iš šios vietos maisto atliekos keliauja toliau arba vietoje gaminama kita žaliava, kuri atneša nemažą pelną. Vykstame į įmonę, į kurią tiesiogiai patenka vieno prekybos tinklo neparduotos tonos maisto. Įmonė ne tik utilizuoja, bet ir pati gamina kompostą, trąšą žemėje. Čia mus pasitinka taip, lyg atrodytų, čia būtų saugomas branduolinis ginklas. Labadiena. Labadiena. Galim jums padėti? Kas tokie būsit? Aišku, Gali būti piniginis susitarimas. Aš tikiu, kad gali būti piniginis susitarimas. Tai vat mums jisai yra visiškai neįdomus. Nes jeigu kažkas investavo į gamyklų pastatymą ar biokuro gamyklas ar į maisto atliekų perdirbimą, tai be abejo jų interesas yra stengtis kuo daugiau tos žaliavos gauti. Kaip jau minėjome, vienas prekybos tinklas tampriai susijęs su šia utilizavimo įmonė. O štai kita utilizavimo įmonė geranoriškesnė ir kalba atvirai. Sugadinamos yra pakuotės, nuplyšta etiketės, kaip sakant, jau parduotuviai neįmanoma, nepatraukli išvaizda, neįmanoma prekiauti, tai tada jie atkeliauja pas mus. Bet jis iš principo vartoti tinkamas tas maistas? Jo, jisai, ta prasme, prekinė išvaizda yra sugadinta, bet jisai visiškai vartoti tinkamas. Tai mums norisi, kad kuo daugiau būtų, nes tai yra mūsų, kaip sakant, verslo sritis. O žiūrint kitą barikadų pusę, aš manau, kad pas juos yra nemažai čia išmetama. Iš tikrųjų, tą maistą galima būtų
kitaip kažkaip jį panaudoti. Geranoriškesnė galbūt todėl, kad didžiąją dalį atliekų jie gauna ne iš prekybos centrų, o iš viešbučių, kavinių, ligoninių ir kitų visuomeninių įstaigų. Pati iš atliekų konkrečios prekės ši įmonė negamina. Jie kitaip nei prieš tai matyta atominė atliekų jėgainė su prekybos centrais galimo atliekų verslo nevysto. Šiai įmoniai kiti prekybos centrai turi sumokėti už utilizavimą. Ir įmonės vadovams tenka susidurti su tuo, jog atgabenami maisto atliekų kiekiai iš prekybos centrų mažėja. Turi gal dar atskiras sutartis, kad atiduoti ar medžiotojams kažkokiems, ar ten gyvūnų globos namams, pavyzdžiui, atiduoti. Ūkininkam turbūt. Tiem patiems ūkininkams iš tikrųjų didelis rautas išvažiuoja. Tai tokiu būdu ir jie maždaug sutaupo. Taip kalba 21 amžiaus verslininkas, kuris kaip kultūringas verslo atstovas bando paaiškinti mažėjančius utilizuoti skirtų maisto prekių srautus. Tačiau buvusi prekybos centro darbuotoja žino tikrąją priežastį. Tiesiog prekybos centrai jie pasiskaičiuoja pagal apyvartą savo procentalį, kiek jie gali utilizuoti, o kiek visus kitus yra išmesti nurašymus ir taip didinti savo trūkumą, sakykime. Tų prekių. Ir nemokėti utilizavimo įmonei. Taip. Tame yra biznis. Taip. Tai yra tokia sistema, kad utilizuodama įmonė sumoka pati. Pagal esančius įstatymus nebegaliojantį brokuotą maistą ir maistą, kuris arti galiojimo pabaigos, reikia atiduoti utilizuoti. Šioje vietoje pelno nebėra. Yra tik išlaidos mokant utilizavimo įmoniai. Ir tuomet atsitinka tai, kuo sunku patikėti. Pieną atsistoja pila, supranti, į kriauklę. Aš sutinku alų pilk ten kažkokį, tai velniai nematė, prarūgęs dar kažkai, bet pieno tušti pokai sudėti. Kodėl? Todėl, kad jie negali išmesti į konteinerį pilno pieno. Tai jis geriau atsistojęs apsauginis, pusę valandos pila pieną, pusę valandos, tai kiek jo gali išbėgti. Varo į kriauklę ir viskas. Nes į ŠPG negali, tu įmesi į konteineris, ten susimaigės ir visas išbėgs. Todėl jį geriau išpilti. Tai, ką pavyko užfiksuoti prie prekybos centrų esančių bendrųjų konteinerių. Tai dar galiojantis maistas, jį valgyti tikrai galima, o jo vieta – sąvartyne. Daug išlaido? Ne visada, kaip kada. Bet pasimaitinti galima? Galima. Kokiam pirks, kada galima paimti. Aš kaip ir minėjau, tai yra mūsų kompetencija ir mes griežtai kontroliuojam ir jie nėra mėtomi. Ta prasme, jeigu nustatome, tai aišku yra pažeidimas. Bet būna, kad nustato tokiu atveju. Pavieniai atvejai taip. O čia taupant lėšas, kad nesamdyti utilizavimo įmonės? Taip. Netrukus pamatysime, jog tokie pažeidimai nepavieniai. Jų apstu ir iš bendrose konteineriuose randamo maisto galima būtų surengti viso miesto šventę. Tačiau šventė vyksta sąvartynuose. Šis pikantiškas vaizdelis filmuotas Jungtinėse Amerikos valstijose. Ar kada nors būtumėte pagalvoję, kad šiukšlių konteineriuose slypi toli gražu ne tik atliekos, bet ir vartojimui puikiai tinkantis maisto produktai? Ant 27 amerikiečio Robo Greenfieldo stalo tuntas apskritų bandelių, o šaldytuve švieži vaisiai ir daržovės. Robas Greenfieldas – Amerikos friganas. Friganizmo judėjimas prasidėjo dar 90-aisiais metais. Šios idėjos šalininkai praktikuoja antivartotojišką gyvenimo būdą, kovoja su pertekliuje gyvenančios visuomenės įpročiais. Maisto friganai dažniausiai ieško didelių prekybos centrų konteineriuose, kuriuose kaupiasi didžiausi vartoti tinkamo maisto lobynai. Sveiki, mano vardas Agnė, užeikit. Netrukus pamatysime, ką kapstydamiesi konteineriuose taip vadinami dumpster diveriai ras Lietuvoje. Čia yra butas. Kiek laiko tu vat Lietuvoje? Kiek jau tu grįžęs esi dabar? 6 savaitės. Nu, jo, jau 6 savaitės. Ar tu man gali papasakoti apie tai, kad 6 savaitės tu nei lito neišleidai maistui? Aš, jo, maistą neįleidau. Tai tu man papasakok. Tai realiai, jo, neišleidau nei cento maistui.
Makarai. Tai dažniausiai daržovės ir vaisiai būna kažkiek pažeisti, ar ne, tai, kurių nenuperka tenais paprikos šiek tiek įskilusios, ar ten pasiraukšlėję jau yra, bet dar tinkamos valgyti. Mama mano irgi, būdavo tabu didžiulis, kad čia, jau bomžas, jau tipo, iš konteinerių bomžai, bet po to pati pamatė, sako, tas batonas buvo, kur valgiau, tipo, iš konteinerio, visai nieko, sako, toks geras, po to jau ateina pati, o, bulkutės, paimsiu gerai porą. tai po to ir tiesiog pamato, kad tas maistas geras maistas, tiesiog, batonai, sakau, irgi. Skamba tikrai neįtikėtinai. Sočiai valgyti ir tam neišleisti ne vieno lito. Maistas iš prekybos centrų konteinerių. Galiojimo data dar nepasibaigusi. Pradedame eksperimentą. Atsimenate, ne kartą šiandien girdėjome, kaip paprasti darbuotojai ištiesia pagalbos ranką. Jie tiesiog matyti, kaip išmetamas maistas, negali. Lygiai tas pats vyksta ir viešojo maitinimo įstaigose, kavinėse ir baruose. Vytautas sako, jog gerų žmonių yra visur. Įsitikinkime. Žiūrėkit, aš esu Vytautas, ar ne? Vytautas Krasninskas. Maitinuosiu tik tais maistu tą, kurį gauni restoranuose, kavinėse ir taip toliau. Gal jūs turit kokio maisto, kurį jūs išmetat, ar ne? Ir galėtumėt man duoti, pavalgyti. Pavyzdžiui, žmonės, kurie ten dirba, yra visą laiką tas žmogiškasis efektas, ar ne? Kur žmonės iš tikrųjų, kodėl mes taip darom ir taip toliau. Galbūt jie ir nelegaliai duoda tau tą, gal šefai jiem ten, bet žmonės, žmonės nėra mašinos, ar ne? Norisi tą įrodyti, kad visi yra geri. Ir kodėl tau neduoti man maisto, kurį tu išmeti? Ar tau geriau išmesti į šiukšlių dėžę, ar duoti pavalgyti, ar ne? Duoda, nors ir taip vadinami kavinių šefai neleidžia to daryti. Istorija kartojasi, kaip ir dirbančiųjų maisto prekybos salėse. Labai mačiau. Ai, čia man alaus įpylėt? Ne, aš noriu kokią, nežinau, ne, viskas gerai, bet, ne, ačiū labai, o geras, jėga, bet, wow. Prašom ir kitiems. Prašau, chebra. Pinigai keičia žmogų, gal pasitvirtina ši nerašyta taisyklė. Tačiau grįžkime prie svarbiausios eksperimento dalies. Ką pavyks rasti prekybos centro konteineriuose. Žodžiu, čia kažkoks... Čia kriaušė, labai daug bananų, morkų labai daug, geras dar morkos. Žinokit, jeigu lystume į konteinerį, tai čia dar labai daug visko būtų. Va, čia yra moliūgas papjaustytas. Tai kas